Taip, daug yra teorijos, daug minčių buvo pateikta apie konkurencingumą, verslumą ir bendradarbiavimo galimybės ir trukdžius. Kokių tie pavyzdžiai kaip yra iš tikrųjų? Kas konkrečiai, ką žino? Tai Tauragė, matysiu, kaip sakė premjeras, žodžiu, didelis ekonomikos šuolis, jiem reikia pasiruošti, matyt, medienos sektoriui tai jau įvyko vakar. Ir šiandien negalėjo atvykti. Tai va už tai mes naudokimės mūsų ankstesnių lektorių patirtimi ir praktikų. Pavyzdžiui, arba aš buvau susirinkime, dalyvavau, aš steigiau, mes taip darėm, mes pradėjome nuo to. Nes jeigu grįžtant prie tos teorijos, niekas nepaminėjo. Klasteris jau ir teorijoje rašoma 12 žingsnių, 12 etapų, kad praeiti iki klasterio sukūrimo. Tai nėra jungtinės veiklos pasirašymo sutartis ir rezultatas po rytšiom dienom. Tai va, tai norėčiau pradėti nuo pavyzdžių. Ir iš karto klausimas. Iš karto klausimas, jūs sakėte, kūrėme tos klasterius visus ir pasakėte, kad yra, reiškia, naujų verslo modelių sukurta. Tai jeigu ES pinigai eina tam, kad mes, reiškia, paskleistumėme tą gerąją idėją, gerąją mintį, gal galėtumėte mums duoti pavyzdį, gyvą pavyzdį vieno, nereikia daug, bet sakant, bet vieno, nes šiandien, reiškia, jauni žmonės sėdi, mūsų, reiškia, visi studentai. Tai kad nuo tų bendrų dalykų daugiau persėtume prie tų, kur pinigus galima gauti realius. Tai va, reiškia, gal galėtumėte ir studentams pateikti, taip sakant, kad gauti informacijos apie tą realų, reiškia, naują verslo modelį, bent vieną. Man verslo modelį, tai aš visada sakau, pas mus įmonės, kitos. Mes dirbam, inovacijų centras dirbam tokių principų, kad mes iš klientų neimam pinigų. Dažniausiai įmonės Lietuvoje sako, o tai iš ko jūs gyvenat ir kaip jūs tai darot. Mes gyvuojame 15 metų, mūsų principas yra toksai, kad mes susigalvojam, ką veikiam ir surandam per fondus, kurie moka už tai, kad aš tą veikčiau. Principas, kad mes vienu metu įgyvendinam 11 projektų maždaug, 15, įvairiai, kartais būna ir 5 kokie tik tai, nes būna pasikeitimai. Tai mūsų taip dirba tas verslo modelis ir pas mus yra taip, kad ateini į darbą ir tau niekas nepasakys, ką tu turi padaryti šiandien ir kaip tu turi išeiti, ar kada tu turi išeiti. Pas mus yra tas modelis, kad tu turi iniciatyvą rodyti pats. Dabar, jeigu žiūrint į klasterinę veiklą, tai su klasteriais, su kuo esu susidūręs pakankamai artimai ir nemėgstu niekada tos teorijos. Visi sakom, tai geografinis dar svarbus. Aš mėgstu pasakyti, kaip vyksta viskas ir kaip būna tas susitarimas. Galiu pasakyti, aš paprieštarausiu pirmai lektoriai, susodinti konkurentų prie vieno stalo nėra sudėtinga, bet kad jie prabiltų ir dirbtų kartu, tai yra labai sudėtinga. Tai va šitas momentas mus kaip tik ir domina. Ir iš tikrųjų mes turime, reiškia, daug įmonių, kurie Lietuvoje yra ir įsidėstę pagal apskritis buvusias ar pagal miestus, mes turime daug tokių dalykų. Ir va pas profesorių, reiškia Jucevičių, kaip tik yra tie dalykai yra apibrėžti iki konkrečių dalykų. Interesus turi būti. Iki konkrečių dalykų yra, interesas yra ir nebūtinai čia tam skritys. Ne, tai jūs labai gerai sakote, tai yra interesas, tai mes pa šitą modelį intereso pagrindu ir bandome kurti, tada bandome paaiškinti, kaip intereso pagrindu galime įsikurti. Aš tą susodinimą, tai čia ne fizinę veiksmą turiu omeny, žinoma, susodinimą, bet būtent to proceso organizavimą tam, kad atsirastų bendras interesas ir bendri siekiai kažką kartu sukurti. Žinoma, kartu vieną kartą susijęs visada galima, bet svarbu, kad kas būtų sukuriama. Ir čia, ir jūs paklausėte, kaip praktiškai visą tai vyksta. Bet iš mūsų tos patirties su intelektiniu paslaugų klasteriu, kuris yra būrimas būtent va šitos asociacijos naujos kartos mokslo ir verslo klasteris rėmuose. Ir mes norime kurti bendras intelektinės paslaugas. Viskas, kaip ir jūs sakot, pereina iš tikrųjų 12 žingsnių ir galbūt ir daugiau tų žingsnių didesnių ar mažesnių, nes nėra taip, kad vieną dieną susėdam ir jau kitą dieną sukūrėm produktą ir turim bendrą prekinį ženklą ir jį parduodam užsienio rinkoms. Aišku, ta klasterio evoliucija ir pereina daugelį tų etapų ir mūsų atveju tai buvo visų subūrimas į vieną tokį, visų, kuriuos tai domintų ir kuriuos greičiausiai pažįsta asmeniškai.
nes vis tiek tam, kad susėstum, kad būtų bendri interesai, turi žmonės ar institucijas pažinoti. Tai maždaug tokio tipo institucijų, kurias kažkas apsima burti, nes vis tiek turi būti entuziastas ir tas, kas nori tai daryti. Grupė žmonių, ar tai kažkoks koordinacinis tas branduolys. Nes pačios įmonės dažniausiai jos dirba savo rinkoje ir reta, kuri įmonė ims ir sugalvos, va čia man reikia visus konkurentus suvienyti ir padaryti klasterį. Tai dažniausiai būna tie žmonės, kurie atsiranda tampa tais klasterio entuziastais. Jie suburia tuos norinčius dirbti kartu. Na, tada reikia pradėti kartu šnekėtis apie tos iš viso, apie bendras vertybės, bendradarbiavimo principus, ką mes norime kartu daryti. Ir čia geras buvo jūsų pastebėjimas, kad iš tikrųjų tos diskusijos, tas susėdimas visiems kartu darbo metu, pas mus irgi mes, kadangi jau 1,5 metų, beveik 2 metai bus, kai kažką darom ir kai susitikinėdavom paprastom darbo dienom, ar ten Vilniuje, ar Klaipėdai, visi iš tikrųjų skuba, nes yra 1,5–2 valandos, apsitarė kažkokius einamosius reikalus, o kai ten susėdus sugalvotum bendrą, tuo labiau intelektinį produktą, ne šiaip, kaip ten sakėm, dėl pieno, ten gali dėl kainos susėdai, susitarė ir kaip ir gali kartelis ar tai klasteris, jau čia klausimo, jau čia kaip pažiūrėsi. Bet kai nori sukurti bendrą produktą, tai tada jau reikia tam ir kūrybiniam procesui skirti laiko ir dėmesio. Tada mes ir vienas iš mūsų tokių veiklų, vykdomo ir projekto metu, yra tokie mokymai, ir ką remia būtent ūkio ministerija, tos mokymus, kurie ir galėtų būti ta jungiamoji grandis, kad tie žmonės iš įmonių sėstų kartu ir galvotų, kaip jiems kartu sukurti, kokie tie verslo organizavimo modeliai galėtų būti. Tai va mes tą ir darom. Dabar, kai išvažiavom į Druskininkus ir kai visi turėjom 2 dienas, atitrūkę nuo visų kitų darbų, turėjom darbo grupėse ties konkrečiais projektais, ties konkrečiom idėjom dėl produktų arba paslaugų sukūrimo. Tada pas mus atsirado šitą kryptis, mes norime daryti tokį produktą. Darbos grupėse nusimatėme, ką norime padaryti, kas yra suinteresuoti, kas kokius gali savo išteklius įnešti į to produkto kūrimą. Toliau jų procesas eina pasidalymo darbų, interesų ir taip toliau. Kaip tai bus realizuota, jūs per pertrauką mes klausit apie juridinės formas. Tokios bendros taisyklės nėra, kad būtent tam turi būti kažkokia konkreti juridinė forma. Teikiant paraišką, jungtinės veiklos sutartis yra būtina, kuri rodo bendrą interesą dirbti kartu. Jeigu yra kuriamas bendras produktas klasterio, gali būti, kad įmonės ir užtenka, gali veikti tik tai pagal jungtinės veiklos sutartį, gali įkurti bendrą UAB ir pasidalinti kažkokias akcijas, gali kurti bendrą kažkokį UAB, galbūt tik tai pardavimams vykdyti ir po to pasidalinti pajamas. Tai čia yra įvairios. Asociacija irgi gali būti, bet asociacija visada pagal jau tos juridinės veiklos formą, jinai nėra skirta komerciniai veiklai. Ji labiau yra jungiamoji grandis visų būtent susodinimui prie to bendro stalo, bet tokie perkelime, kaip alegorija, tam, kad galėtų vykti procesas. Ir aišku, tie momentai, eksportas yra svarbus ir mes, pavyzdžiui, mūsų klasterė orientuojamės į bendro prekinio ženklo sukūrimą, nes mūsų rinkoje, Lietuvoje, neveikia daugelis konsultacinių smulkių kompanijų, mokymo kažkokių institucijų, kurie turi kažkokias kompetencijas specializuotais srityje, bet visi yra pakankamai maži, kad, pavyzdžiui, norėdamas eksportuoti paslaugas į kažkokią didelę rinką, trečią šalį, bet kurią paimti, Indiją, ar ne? Jeigu nori ten parduoti paslaugas, vienam mažam, jeigu esi ten 2–3 žmonių įmonė, bus sunku nuvažiuoti, užsitikrinti savo rinkodarą, save pozicionuoto rinkoje ir taip toliau. Tai va bendro prekinio ženklo sukūrimas, po tuo prekinių ženklų paslaugų eksportavimas į užsienį ir yra vienas iš strateginių uždavinių. Tada visos tos priemonės palaikančios visą rinkodarą ir visą kitą jau remia ne atskiros įmonės pardavimus ir rinkodarą, bet būtent to viso klasterio. Norėtų kažką pasakyti? Aš galbūt labai konkrečių pavyzdžių papildyti tą rinkodarą. Jūrinių kompanijų atstovai yra pasakoję tokią situaciją, kad jie daugelį metų iš eilės važiuodavo į tarptautinę jūrinę parodą ir kiekvienas nuomodavosi po 1 kvadratinį metrą. Ten, tarkim, stendui. Ir jų niekas nematė. Ir jie vienais metais sugalvojo išsinuomoti, ten, tarkim, 15 kvadratinių metrų, užsirašyti ant vieno bendro stendo, kad Lietuva jūrų valstybė ir tiesiog kiekvienas pasimeta savo kvadratinį metrą.
tame bendrame stende. Ir tada jie pirmą kartą buvo pastebėti, nes iš tikrųjų buvo bendra rinkodara, buvo bendras važiavimas, buvo viskas sutaupyta lėšų atžvilgių ir taip toliau. Tai aš tą idėją tiesiog realiai prisimenu. Taip pat norėčiau paantrinti kolegai, kaip jis sakė, kad Alytaus klasteris atsirado iš ko? Tam, kad norėjo, susikūrė asociacija, norėjo nuolaidų mokesčiams, ne? Tai tarkim, jeigu aš esu maža įmonė, turiu 5 žmonės, iš tikrųjų nueit pas kažką ir prašyti telefoninės nuolaidos, man yra sudėtinga. Bet jeigu mes esame asociacija, ne, tarkim, ir einam ten, pavyzdžiui, 25 prašyti jau tos nuolaidos, iš tikrųjų tai yra lengviau gauti. Tai tarkim, esmė vėlgi yra tame, kad turėtume iš principo keisti savo požiūrį, tas klasteris ar ta asociacija pelno va šiandien toj pat tikrai nei vienam iš mūsų neduos. Tiesiog duos kai kuriuose aspektuose palankesnės sąlygas. Lygiai, nu tiesiog aš sakau, mes visi buvom Turkijoje, ne, beveik visi, sakykime, ne? Ir, pavyzdžiui, tą situaciją visi labai gerai matom. Paima mus iš viešbučio ir veža, ne? Ten, tarkim, rankšluosčių fabrikas, vyno gamybos, ten onikso perdirbimo ir taip toliau. Ir iš tikrųjų visiems nuo to krenta. Visiems jiem. Iš tikrųjų, jie nėra tas oficialus toks klasteris, bet jie suvokia, kad jeigu jie turės tą programą vadinamąją elektrasterinę, iš tikrųjų visiems bus naudingiau. Ir lygiai taip pat Alytaus, kaip pasakojo susitikime, kad jie iš tikrųjų daug metų, kaip ir buvo nelabai tokie pastebimi, o paskiau irgi buvo ta tokia bendra paroda ir iš tikrųjų dauguma verslininkų, kurie iki tol labai taip, nu, žiūrėjo nepalankiai tą klasterį, atėjo pradėjo sakyti, priimkit mus, bent 1 kvadratinį metrą duokit toj parodoj, nes atvažiuos čia tas, anas, visus matys, o manęs nematys, tai negalvos, kad aš čia dirbu tam. Tai ta prasme tiesiog ateina tokie momentai, kaip Gabija ir sakė, ir tie nariai keičiasi, vėlgi čia priklausoma nuo noro ir visko, bet tai nėra tokia pastovi struktūra.